Sveiki, mėly neringiškiai, aš Matas Lasauskas, jūsų šešėlinis Neringos meras. Šią apsiniaukusią dieną pristatau sausio mėnesio veiklos ataskaitą. Zuikio daržo namelių nukelimo tema Neringoje sukėlė tiek aistrų, kiek miestas dar buvo jų nematęs nuo rinkimų. Namelius nukelti reikalavo teisės aktą. Tačiau savininkai ir nuomininkai tinkamai apie tai informuoti nebuvo. Tad iš kur visos šitos aistros? Aš manau, kad dėl to, jog tam tikrų metų buvo padaryta neteisybė. Vienus namelius nukėlė, kitus paliko, o trečius dar ir įteisino. Tačiau apie tai kitą kartą. Įstatymai turi būti taikomi vienodai visiems, o ypač jų turi laikytis savivaldybė. Tai ką darom toliau? Mistinio jūros terapijos centro dar nebus nei šiemet, nei kitais metais, nei dar kitais metais. Statybos ir dokumentų derinimas trunka labai ilgai, tai kol visą tai įvyks ir jeigu apskritai tai įvyks, čia turi būti teikiamos viešosios paslaugos, vėl turi būti aptarnaujami gyventojai ir svečiai ir kuo greičiau mes turime organizuoti aukcioną arba konkursą šias paslaugas teikti. Taryboje patvirtintas kultūros paveldo objektų tvarkybos dalinio finansavimo tvarkos aprašas. Biudžeto projekte numatyti 35 000 eurų šių objektų remonto, tvarkybos ir mažosios architektūros statinių įrengimo darbams kompensuoti. Finansavimas nelabai didelis, tačiau pirmieji suskubę ir pateikę paraiškas galės gauti kompensaciją. Sausio vidury beveik visa taryba rinkosi aptarti 24 metų biudžetą. Jį tvirtinsime tik vasarį, tačiau su parengtu projektu kviečiu susipažinti jau dabar.